Dalia Musteikytė, Anamun, pagrobta savo noru. Ištrauka. 9 skyrius. Nekovoji, vadinasi nemyli? Aš jau Kairo oro uoste su visais lagaminais. Atskridau čia, į savo laimingą gyvenimą. Ana, ar galėjai patikėti, kad sulaukus tokių metų dar pasiseks sutikti savo žmogų ir viską pradėti iš pradžių? Po pirmų skrybų buvau savo pasakiusi, daugiau niekada. Po antrųjų, tekėsiu ir 3, ir 4 kartą, kodėl ne? Bet giliai širdyje netikėjau, kad dar bus progų. Ar aš laiminga? Tikrai taip. Įžengimo į šalį procedūros šįsyk sklandesnės ir aiškesnės. Šerifas mane pasitiko ir netikėtai pranešė. Brangioji, iš Tuniso trumpam atvykusios 2 mano geros draugės. Jos nori susitikti restorane. Gal galėtume? Kodėlgi ne? Restorano prieigose mūsų laukia 2 jaunos moteris, ne tik be skarelių, bet ir plikomis rankomis, priglūdusiais drabužiais, ryškiai išsidažiusios. Taip atrodo musulmonės jį lap per Ramadaną. Kažkaip labai nerimta. Pamačiusios mane abi liko išsižiojusios iš nuostabos ir pavadinkim mažų mažiausiai nepradžiugo. Su viena jų šerifas itin meiliai bendravo. Ir prie 4 staliuko jiedu atsisėdo greta vienas kito. Aš priešais juos, šalia antroji tunisietė. Persimetėme vieną kitą mandagumo fraze, o jie toliau bendravo savo kalba. Sėdėjau nusiminusi, tylėdama, nes ir norėdama nebūčiau galėjusi įsiterpti. Taip, toms keistoms savo draugėmis jis mane pristatė ir pranešė, kad tuokiamės, kad yra iki ausų įsimylėjęs. Ana pamiršusi dėl tatuiruočių, aš pamiršęs dėl jos. Bet po to jie visi 3 ilgai kalbėjosi arabiškai, visiškai į mane nekreipdami dėmesio. Ką kalbėjo? Manau, kad tarnėjo mane. Nieko savo nauja pradžia, kai atvykau čia palikusi visą ankstesnį gyvenimą kitame žemyne, pagalvojau, ir vos tik jis atsiskaitė už gėrimus, pakilau eiti pirmą, nelaukdama trijulės. Palauk, kur taip skubiai išgirdau šerifą. Atsisukau, ėjo visi 3 vieną liniją paskui mane. Žingsniuoti kartu su jais nenorėjau, jaučiausi siaubingai, saugi, nejauki, svetima. Pasirodo, taip elgdamasi sulaužiu svarbią jų kultūros taisyklę. Jei esu prie vyro, turiu ir eiti šalia, ar kiek atsilikusi, bet ne pirma jo. Tik vėliau supratau, kad tąsyk smarkiai pažeminau, pasirodžiau arogantiška, negerbinti, lekinti pati savo. Šerifas mandagiai paprašė luktelėti, sustojau, susigretiname ir jau 4 traukėme automobilio link. Čia mano mylimasis paspartino žingsnį, kai leido raišumas, mikliai pribėgo prie mašinos ir man atidarė priekinės keleivių dureles. Prašau, mylimoji, sėskis, pasakė kiek teatrališkai. Anksčiau niekada taip nesielgdavo, tačiau šis spektaklis pasirodė labai jau neskoningas ir skirtas ne man, o labiau toms merginoms iš Tuniso. Atsisėdau, jis galantiškai užtrenkė dureles. Pasklestelėjau vairuotojo vietą. Merginos susėdo ant galinės sėdynės. Pavėžėsime damas iki jų viešbučio, paaiškino man angliškai ir toliau su jumis plepėjo arabų kalba. Staiga besisusikiodamas tarp Kairo gatvės, nuo jos vėl perėjo prie anglų. Brangioji, duok man bučkį. Visiškai nenoriu dabar tavęs bučiuoti, nepasidavau provokacijai. Jam tai buvo dar vienas smūgis žemių juostos, didžiausias pažeminimas tų keistų moterų akise. Mačiau, kainavo pastangų, bet jis susivaldė. Jei ne jos, jei ne pati mano buvimo Egipte pradžia, manau, už tokį dalyką būtų mane užmušęs.